jaunėjimą. Nes prisimenu tada savo mokslo metus, kaip aš mokiausi, prisimenu mokytojų veidus ir kokia tikrai, bet aš neatsimenu, kad mokytojų dieną nešvęstume. Čia galbūt jinai vėliau atsirado kaip mokytojų diena, bet pas mus nebūdavo, kad mes vestume pamokas. Bet taip tai labai gera tradicija ir tikrai pagarba mokytojams. Ir po tokių, reiškia, dienų, man atrodo, kad ir mokiniai supranta kitaip žodį mokytojai. Kokią mokyklą jūs esate pati baigusi? Baigus Kaune, Adomo Mickevičiaus vardo vidurinę mokyklą, tai ten paskui vadino 9 vidurinę. Aišku, supratau. Ar turėjote gerų mokytojų ir koks turėtų būti geras mokytojas jūsų nuomone? Turėjom gerų mokytojų ir auklėtojų gerų turėjom. Atsimenu, pradinėse klasėse. Tai auklėtoja buvo pagyvenusi, labai ramaus būdo ir niekada nepakeldavo balso, niekada mus nebardavo, tik pastoviai aiškindavo, kad jeigu nori būti geras ir reikalingas žmogus, tapti juo, tai atminkit, kad jūs visi galite tai padaryti, nes reikia tik tai 1% gabumo ir 99% darbštumo. Taip, o sakykime, jūsų kartos mokytojai ir dabartiniai mokytojai tiek bendraujant su mokytojais, kuo jie skiriasi? Kokie yra jų skirtumai? Na, aš tai nepasakyčiau, kad mes dabar bendraujam, kad aš asmeniškai bendraučiau, tai vat jūsų mokykloje sudalyvauju ir pamatau. Bet man atrodo, kad geriausiai pasakytų mokytojai. Bet mano taip nuomonė, kad skiriasi tuo, kad reiškia, kad suartėjo mokytojas su mokiniu daugiau. Nes jau nėra tos ribos. Pas mus tai būdavo mokytojas šventas, tu jam negali nieko prieš pasakyti. Pamatęs mokytoją už tolo atsistoji, klausyti, lauki, kol jisai praeis ir niekad nesisėsi, kol mokytojas nepasakys, kad prašom sėsti. Dabar pastebėjau, kad jau kažkaip kitaip tas jaunimas yra drąsesnis, daugiau gyvenimo patirties turi, palyginus mūsų amžius, kaip buvo ir dabartinis jaunimas, daugiau žinių turi, galbūt, reiškia, galiu pasakyti, kad net ir įžūlesnis. Ir mokytojams žymiai sunkiau dirbti dabar su tokiais mokiniais. O sakykime, jūs tiek aplankote mūsų mokyklą kartas nuo karto, reiškia, kad tai yra jums aktualu. Ir žinome, kad jūs einate į politiką ir, sakykime, jūsų partijos veikloje kokią vietą užims švietimo problemos? Aš manau, kad švietimas, kultūra, medicina, policija turėtų užimti pačias aukščiausias vietas. Turėtų, ypatingai mokytams, turėtų būti prioritetai. Todėl, kad atrodo, kad tai lengvas darbas, atsisėdai, ten paskaitai knygą, pakalbėjai, bet tai turi ruoštis ir turi įteikti mokiniui, kad jam svarbiausia būti tikrų žmogum, kuris užjaučia kitą žmogų, kuris, reiškia, turi siekti aukštumų, kuris turi įgyti profesiją, kuri būtų naudinga Lietuvos žmonėm ir pačiam savo. Tai yra pats sunkiausias darbas, man atrodo, yra mokytojai. Dėl to, kad jisai, kiek mokykloje žmogus susiformuoja, tai yra pagrindas. Toks jisai išeina į gyvenimą, visgi iš mokyklos išeina į savarankišką gyvenimą. Ir kiek jūs pasiimsit iš mokytojų, tų jų pažiūrų ir to jūs išmoksite, tai yra pagrindas gyvenime. Ir jeigu būsit atkaklus, tai ir gyvenime būsit atkaklus. Jeigu būsit tinginiai, tai jau išėję iš mokyklos jūs nepasidarysit darbštus. Tai yra pati svarbiausia institucija, manyčiau, tai mokykla. O ar jūs, kaip jūs manote, jūs pati galėtumėte dirbti mokytoją, ar norėtumėte? Na, kaip čia pasakyti, kad neįžeidus mokytojų. Tai žinokit, čia yra, kas nori, nenori, bet mokytojas, tai man atrodo, tai yra pašaukimas. Jis jau, kaip sakau, mokykloje mokydamas, jis jau pasiformuojasi noras liks mokykloje, noras perteikti visas savo žinias, noras, reiškia, bendrauti su jaunimu. Čia yra pašaukimas. Ne kiekvienas pasišvestų tokiam reikalui. Tuo labiau, kad reiškia, kad
kartais jie, reiškia, yra skriaudžiami ir nelabai vertinami. Ir jis sulaukia taip pat ir iš mokinių pasityčiojimą, ir nekreipia valdžia į juos per daug dėmesį, nes atrodo, kad jų darbas, nu ką jūs ten to produkto didedamosios vertės nesukurėt, tai ko jūs dar norite. Bet visumoje tai pasakyčiau, kad nuo mokytojų priklauso visa mūsų visuomenė ir visas mūsų ateities gyvenimas.